Sveiki, sveiki, čia Rasolė ir dar vieną naujieną aš jums šiandien papasakosiu. Kaip jau žinot visi, o kas dar nežinot, kas žiūrit pirmą kartą šitą vaizdo įrašą, aš ir mūsų tikrai nemaža lietuvių komanda esame Kseros bendruomenės nariai arba senesnio buvusio Safir. Apie Safir tikrai labai daug kas girdėjot, Ksera gal kartais toks dar ir negirdėtas yra pavadinimas. Ir Safir perėjo į Kserą, dar vis šiuo metu vyksta visi perkelimo darbai, daug funkcijų yra pridedama, daug naujų dalykų yra pridedama ir dabar ta šiandien dienos naujiena. Safirė mes daug kas esam nusipirkę Zenihubus, fizinius Zenihubus. Tai yra toks įrenginys, kuris atlieka daug funkcijų ir mum kriptą kaldino, ir šaltoji piniginė, ir visokie kitokie dalykai. Šiuo metu yra paskelbta, kad tie, kas nenori laukti fizinio hubo į namus, kol atvažiuos jisai, kol bus atsiųstas, galima paimti ir pasikeisti į kitus variantus. Ir kaip tai padaryti? Esu aš DuoCS platformoje bendroje ir įėjus į DuoCS kabinetą, mums reikia ieškoti iš visų dabar esančių veikiančių kortelių Kminting. Čia yra mūsų visi pirkti hubai, adonai, masternodės, nesvarbu kaip pavadinsim, tie visi aparačiukai, kurie mum kaldina tokenus, mastercoiną ir skaitmeninės akcijas. Taigi, kaip paimti ir pasikeisti, jeigu mes norim keistis į kitus variantus? Spaudžiam login Kminting kortelėje, mums iš karto atsidaro visiškai naujas langas ir ieškom. Suradom tokį, kad būtų užrašyta Zenihub 01 ir matot, kompiuteriukas. Dar galima mūsų šitą fizinį hubą suieškoti ir šitoj funkcijoje hub. Toliau yra du mygtukai. Apatinysis variantas, jeigu mes paimam ir pasiliekam, nedarom keitimo į kitus produktus šio Zenihubo. Toliau mes, kai gausime jį, reikės jį per šį mygtuką aktyvuoti. Jeigu norim pasikeisti, spaudžiam mygtuką Exchange Hub. Iškrenta štai tokia lentelė ir dabar pasižiūrim, čia yra variantai. Čia yra variantai, kokius variantus mums siūlo kompanija, kad mes galėtume paimti ir pasikeisti. Vienas variantas į Eurocoinus V, toliau su VU ir su Nomo. Paspaudžiam pirmiausia nuo viršaus, pasižiūrim Exchange Hub tų Eurocoin V. Ir dabar matom, kad mes už šį hubą gautume 3996 Eurocoin V. Bet šitoje vietoje galiu pasakyti tokį dalyką. Eurocoin V jie nukeliauja į Kmol, tai yra mūsų parduotuvė, ir ten mes už šitus Eurocoinus galim nusipirkti tik tais debesų licenzijas. Tai yra tik tais debesų minterius. Irgi, paprastai kalbant, tai yra debesų aparačiukai, kuriuos reikėtų dar užpildyti pagrindinių tokenų CLFI ir tik tada jie dirbs. Kai rinksitės variantus, kokį pasirinkti, labai apgalvokit, nes tai yra negrįžtamas procesas. Žiūrim sekančio varianto. Nomo. Jeigu mes pasirinktume Nomo, tai mums šitam variante kompanija duoda vieną Zenik debesų hubą ir pusę Nomo. Jeigu pasirinktume VU, šitą variantą, tada kompanija mums duoda vieną Zenihubą ir VU pusė hubo. Bet, matot, čia yra ir iš karto tokia pastabėlė. Specialus pasiūlymas avinokai su supersoniku.
Tai yra taip, mum paprastai niekas ten nekaldins, jeigu mes pasirinksim šitą variantą. Reikia visą tai susijęti su nuomo programėlėje, suaktyvintų supersoniku ir tuomet nusipirkti avinokų biržoje ir juos užšaldyti. Tik dar kartą pakartoju, renkantis pirmą variantą ir antrą variantą, eurokoinus ir jums reikės papildomų investicijų. Jeigu renkamės šitą, kur nuomo parašytas variantas, trečiasis, čia papildomų investicijų nereikės. Dabar kolegė pasirinko būtent šitą variantą, paspaudė, matot, mėlynai apsibrėžė, tada užžymim varneles, 2 uždedam, susiaktyvinam mygtuką, spaudžiam šitą mygtuką. Kaip visada, mums iškrenta QR kodas, kurį mes nuskanuojam su nuomo programėlė. Prieš tai jinai, žinoma, yra surišta su Kminting. Nuomo programėliai reikia 2 kartus patvirtinti ten mygtukus, ar tikrai nori, taip, ok. Čia lygiai tas pats, kai nusiskanuoja ir nuomo programėliai patvirtinam, iškrenta lentelė su ok, kur reikia paspausti. Skrino aš neturiu, bet manau, kad ir taip visi čia supras šitoj vietoj, nes tai nesudėtinga. Ir toliau, kai paspaudžiam ok, mums reikia išjungti tą lentelę. Ji lieka, va šita pirmoji lentelė, jinai lieka va tokia. Tada mums reikia tiesiog per X-iuką išeiti. Ir toliau va čia pasidaro tuščias langas. Hubo nebeliko. Spaudžiam Minting ir ieškom, kur mūsų hubas atsirado, kur atsirado debesų hubas ir pusė nuomo. Reikia susirasti va tokį Minting Hub 01 Exchange, vadinas keitimas. O nuomo tiesiog va tokis su telefonu, tokis paveiksliukas, nuomo Minting šarė ir žiūrim pagal datą. Ką dar noriu atkreipti dėmesį į nuomo Minting? Pažiūrėkit, kokis geras procentas yra duodamas. Šiandien yra gegužės 2 diena ir duodama 98 su virš dar procentai. Va toks yra galingumas, greitis tokenų kalimo. Taip, viską parodžiau. Manau, kad jums aišku, nes tai tikrai yra labai nesudėtinga. Ką aš dar noriu pasakyti? Sekit informaciją. Kas ne partneriai ir norit pasyvių pajamų ilgalaikių susikurti, visus kviečiu įsinagrinėti informaciją, pasidomėti Xera, nes platforma yra labai didelė ir labai daug galimybių. Na, o partneriams sekit informaciją. Nepraleiskit tų momentų, kur galima susitvarkyti paprastai. Tai yra, pavyzdžiui, dabar, kas neperėjot į Safiro, į Xera, pereikit. Eina kalbos, kad iki gegužės 15 dienos mes galėsim pereiti paprasčiausių būdų. Paskui bus sudėtingiau, paskui reikės rašyti į padėržką, į pagalbą. Tai kam to reikia? Investavot savo pinigus. Domėkitės visomis naujovėmis. Suspėkit su atnaujinimais ir naujovėmis. Kompanija duoda labai daug variantų. Jų labai greitai bus, dar daugiau. Tuo pačiu pabaigai dar noriu paprašyti, padėkit laikas, pirštukus į viršų, kad patiko šitas vaizdo įrašas. Parašykit kokį nors komentarą. Taip, YouTube kanalas tiesiog jį kels į viršų ir daugiau mūsų pačių komandos narių matys šitą vaizdo įrašą. Padarykim tokį nedidelį darbelį dėl mūsų visų. Didelis ačiū visiems. Geros jums dienos ir susitiksim kituose vaizdo įrašuose su kitomis naujienomis.